Ar žinote, kam skirta atminimo lenta prie Vilniaus šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios durų su užrašu "Čia ilsisi nusidėjėlis"? Šios bažnyčios fundatoriai Vilniaus vaivadai Mykolui Kazimierui Pacui. Ar žinote, ką Lietuvos pirkliai labiausiai eksportuodavo 16 amžiuje į Angliją? Kanapių pluoštą. Ar žinote, prie kokio objekto statybos 1907 metais prisijungė beveik visi Obelių gyventojai? Obelių dvaro spirito varyklos. Ar žinote, kur stūkso Kartuvių kalnas? Trakų rajone Aukštadvaryje. Lietuva yra pilna netikėtumų. Keliaukite kultūros keliais ir sužinokite Lietuvos istorijos ir gamtos paslaptis. Lietuva gausi gamtos ir kultūros paveldo objektų, kurie džiugina savo grožiu ir įkvepia savo istorijomis tiek Lietuvos gyventojus, tiek šalies svečius. Lietuvos paveldo registre yra 8087 nekilnojamojo turto ir 80 kilnojamojo turto objektų. Be jų Lietuvoje dar yra 870 saugomų gamtos paveldo objektų. Dalis jų yra žinomi Lietuvoje, kai kurie ir už šalies ribų. Taigi Lietuvoje yra daugybė vietų, kurios gali papasakoti įdomių faktų apie mūsų šalies kultūrą ir viso regiono istoriją. Geriausias būdas tas vietas pažinti, keliauti ir aplankyti. Toks yra ir mūsų projekto tikslas – paskatinti žmones lankyti prasmingas Lietuvos vietas bei dalintis savo patirtimi ir įspūdžiais su kitais žmonėmis. Tai galima lengvai padaryti, kuriant kelionių maršrutus mūsų portale, kurie suteiks galimybę įdomiai keliauti tiek virtualiai, tiek realybėje. Kelionės kūrimas. Norėdami sukurti kelionę, prisijunkite naudodami savo Facebook paskyrą. Įrašykite savo kelionės pavadinimą, aprašymą, susijusius žodžius arba kitaip raktažodžius, atskirdami juos kableliais. Įkelkite pagrindinę kelionės nuotrauką. Žemėlapį galite valdyti paspaudę ir laikydami kairįjį pelės klavišą, o priartinti ar atitolinti su pliuso ir minuso mygtukais žemėlapio apatinėme dešiniajame kampe. Paspauskite ant savo pasirinktos vietos. Kiekvienam kelionės taškui privaloma suteikti pavadinimą. Jeigu norite, kad taškas būtų išsamesnis, galite pridėti aprašymą, nuorodą ar nuotrauką. Savo sukurtą kelionę bet kuriuo metu galėsite pataisyti arba papildyti skiltyje "Mano kelionės". Administratorius jūsų kelionę peržiūrės ir patvirtins per vieną dieną. Iš karto po to kelionė bus matoma viešai kartu su kitų keliautojų sukurtais keliais. Šaunu, jūs jau pasirengę. Gerų kultūros kelių.